atvykome į Klecką, kuris yra įkurtas 1127 metais. Ne, neįkurtas. Yra pirmieji upominanija, pirmieji, ta prasme, kaip čia pasakyti, pranešimai. Nu, apskritai, metraščiuose užfiksuotas toks miestas Kleckas 1127 metais. Einam dabar prie eglutės, bet šiandien mes ne apie tai, šiandien pakalbėsim apie bevizį režimą. Kadangi mes randamės Klecke, nusprendžiau dar jums parodyti broliškas karių kapines Antrojo pasaulinio karo, Didžiojo tėvynės karo kariams. Čia yra amžinoji ugnis ir memorialas Antrojo pasaulinio karo, Didžiojo tėvynės karo kovotojams ir partizanams. Čia yra stela. Čia yra stela ir memorialas. Tenais, prašom, žiūrėkite. Partizanų brigada vardo Frunzės laisvino Klecką, Gvardėjskaja Strelkovая divizija. Vadinasi, taip, Gvardėjskaja, nu, šaulių divizija. Gvardėjskaja, nesimenu kaip išverst. Стрелковый полк 50-й гвардейской стрелковой дивизии. Nu, čia vėl šauliai. 148 šaulių pulkas. Čia 219 tankų brigada. Čia 1313 pulkas. Čia истребительно-противотанковый артиллерийский артиллерийный. Čia, kur tankus naikino. Na ir viskas. Baltarusijos vadovas Aleksandras Grigorievičius Lukašenka įvedė vėl, pratęsė bevizį režimą 38 Europos Sąjungos šalims, nu, piliečiams tų šalių. Vadinasi, 3 šalis pačios artimiausios, tai Latvija, Lietuva ir Lenkija, įvažiavę piliečiai tų šalių gali čia būti 90 dienų. O kitos 35 Europos šalis gali būti čia 30 dienų. Paisant to, kad Lietuva, Latvija, Estija ir apskritai visos Europos šalis karingai nusiteikusios prieš Baltarusijos Respubliką, prieš Rusijos federaciją, kaip karingai, dėl militarizacija vyksta pilnu tempu, perka ten drakono dantis, ispaniškus arklius ir veda Bundesvero kariuomenę į Lietuvą. Man atrodo, Latvijai liktai kanadiečius kviečiasi, o šitie Lenkai, nepamenu, kažkokia armija irgi liktai padės. Na, nepaisant to, Baltarusijos Respublika lieka atvira ir atveria visas savo sienas Europos Sąjungos piliečiams, duoda suprast, kad atvažiuokite, žiūrėkite, savo akimis įtikinkite, kaip čia žmonės gyvena ir kad meškos nevaikšto po gatves su degtinės buteliu rankoje. Bevizio režimo pradžios Baltarusijos Respublika aplankė virš milijono Europos Sąjungos šalių gyventojų. Pradžia buvo 2022 mėnesį. Tai vadinasi, jau išeina 2022, 2023, 2024 metai. Vadinasi, 3 metai bevizio režimo. Ir jis naudojasi dideliu populiarumu. Aišku, daugiausiai į Baltarusiją važiavo kaiminių šalių gyventojai. Tai yra Lietuva, Lenkija, Latvija. Nu, žinoma, daugiausiai iš Lietuvos. Bet nepaisant to, daug atvažiavo turistų iš Vokietijos, Italijos ir kitų Europos Sąjungos šalių, Prancūzijos ir kitų Europos Sąjungos šalių. Taigi, kaip ir sakiau, Baltarusija yra atvira visiems jos svečiams. Taigi, pasirašykite ant mūsų kanalo, stebėkite mūsų naujienas, mes jas jums darome tam, kad jūs žinotumėt, kas iš tikrųjų vyksta Baltarusijos Respublikoje ir kaip iš tikrųjų viskas čia yra. Norim išsklaidyti visus tos mitus, kurie yra platinami Europoje. Čia yra parduotuvės,
čia žmonės gyvena normaliai, civilizuotai, kaip ir kitose ES šalyse. Netgi vietomis kai kas yra daug geriau negu ten. Taigi, draugai, pasirašykite ant mūsų kanalą, stebėkite mūsų naujienas. Viso geriausio.